kadangi pirmas ir vienintelis iš to laiko išsilaikęs tokioje vyriškoje ir vyriškiausioje profesijoje kaip skulptūra, kad Dievo apdovanojimas, tai tą visi žinome, ir šiek tiek ir šėtono, tas yra ženklinama darbuose yra labai. Taip ką, nesitikėdama žodžio, bet eidama pagalvojau, kad šitiek laimėto konkurso. Tai kažką Dievas davė ir kažko dar nedavė, dar reikia pačiam įjungti kažkokią tai iš protėvio atkapščius arba savo paties valią, kad išsipildytų, nes iš tikrųjų Maimerio unikalūs yra talentingi darbai, reto talento darbai. Yra unikalus reiškinys, mums reikėjo taip suprasti formą, taip suprasti skulptūros architektoniką, tą energiją, tą iš tikrųjų fantastiškai valdoma medžiaga. Ko reikia to ramaus pasukimo realizuoti, aš to linkiu. Čia neščiausia tokia maža dovanėlė, kuri kažkaip simboliškai yra irgi susieta. Pagalvojau, kad čia yra trišniai iš tolo, visiems parodysiu, tikiuosi paskui visus pavašinsi. Galbūt reikia namuoti. Ne, va čia ne, čia skirta buvo visiems. Čia yra rojaus obuoliukai. Jie yra impregnuoti kažkurio tai gėrimų, kurio irgi mano vienas labai talentingas menininkas, irgi mokinys buvęs, irgi daug laiko ir sveikatą skyrė tom gėrimų naudojimui. Valdai, geriau pasidalinti tada. Bet pačiam mačiau. Valdai, teks pasidalinti su Vileišiais čia kažkur, nes tau iškris. Tai aš gal kaip Lietuvos. Ir raktus prie Lietuvos. Valdai dabar truputėlį pasakos, su kuo iš čia pasidalins, su tuo, ką turi galerijoje. Pirmanėliai džiugėsiu didelį. Norėčiau pasidalinti, kad jūs susirinkote. Sakė, kad mano mėly kolegos, ir aišku, direktoriai labai ačiū. Padėjo, ko galėjo. Aš čia taip stengiausi grūdamas, reiškiasi, suspėti šitą parodą. Šiek tiek rytas paspartino mėnesio anksčiau. Turėjau daug nemažai darbo. Šiaip gal apie tą kūrybą pasakyti šį laiką. Sakyčiau, kad raktinis darbas tai mano yra lietuva. Bet ne šitas darbas, o reiškia 6 metrų 30 centimetrų, kuris padarytas akmenyje ir kol kas dar šiol neatsistoja. Tai gal Dalia Makivaitė turėjo tą omenyje, kad reiškia būtent tą darbą jau reikėtų. Bet raktinis jisai tuo, kad šitą idėją, kai jinai nesirealizavo per daug ilgai, aš buvau, reiškia, pamastęs ir kitaip moterį atversti. Ir užstrigęs kaip dirbti, aš pats būčiau skulptorius laike, reiškia. Ir aš pasižiūrėjau tos darbas, įvairiai, reiškia, galėjo vartaliotis. Ir vis kitokią prasmę įgavo. Tas mane pastumėjo, aišku, kitus ieškojimus, ypač į raktus į begalybę. Idėja yra tokia skulptūros dėlionė, kur šiaip skaičiavome, jeigu erdvėlį ar kabinti įvairiai, ar dėlioti, tai kažkur tai matematiškai paskaičiavom 67 milijardus, bet kompozicijų galimybių. 67 milijardai. Nu, bet aš ant to nesustosiu. Ir, reiškiasi, įjungsim į skulptūrą geometrinę progresiją.
pakeliam kvadratu, darysiu 5 skulptūras, kubų darysiu, reiškia, 3 skulptūras ir dar vieną kvadrą 4 kartus. Ir jos galimybių jos turės žymiai tiek pat kartų daugiau. Nu tai tada bus 21 skulptūra, iš jos, su ją galima bus daryti, ką tik pas mane. Tai manau ateityje dar šitą dalyką pabaigti ir aišku, reiškia, sukurti tada kompiuterinį žaidimą su ta Lego. Tai irgi tokie pamąstymai. Labai džiaugiuosi, kad susitikau tokį draugą kaip Anatolijų Jakimovą. Jisai, reiškia, specas su kompiuteriu, turi gerą skonį, super fotografuoja. Ir, reiškia, mes su juo pažaidėm tokių paveikslų. Tai irgi kažkaip šitais raktais bežaidžiam. Tai, nu, gan įdomus užsiėmimas. Ir grafikoje pažaidėm, ir tapyboje. Aš labai dėkingas su savo draugui, Anatolijui. Jisai dabar skulptūros ir vitražo centre dirba mūsų projektų vadovu. Tai aš manau, kad mes ir įdomių projektų sugalvosime ateityje. Nu kągi, aš visiems dėkingas esu, kad jūs apojate parodą ir mane. Ir kviečiu gal visus pasivaišinti ir apžiūrėti parodą. Kaip čia neteisingai lietuviškai, bet norėčiau dar sugrįžti prie Anatolijaus, jis tikrai ne vien tik tai grafika ir kompiuterinė. Jis čia atidirbo šiandien ir vakar su Valdu tai, kas buvo vargšams ir Valdui buvo visų mėnesių sutrumpinta paroda, bet čia tas nusikaltimas yra padaryta, nesutrumpinta, o atkelta, čia dėl to, kad turėtų būti Vilniaus skulptorių ta paroda per jubiliejaus minėjimą Dailininkų sąjungos. Tai čia jau toks. Labai dėkoju Valdui, kad jisai sutiko į tą regiruotę. O Valdas jau dėkoja Anatolijui, kad jis padėjo jam suspėti viską.